Galima aš čia kažkaip pasididinsiu, man atrodo, čia truputį pamažinta, nes neturėtų gal tai būti. Tai kadangi Kotleris sako, yra kaip ir marketingo dievas tos teorijos, tai aš pradėsiu gal nuo jo. Elementaru buvo, kad ten paieškos laukelis. Taip, aišku, čia tie pavadinimai tai galėtų būti ir trumpesni. Nes, gerai, žiūrim, ką aš čia pabandyčiau paimti. Galėtų būti knygos man sudėliotos pagal kalbą, pradžiai lietuviškos, po to angliškos, nes kaip ne kaip pirmiausia lietuviškai, aš skaityčiau ne angliškai, atsiprašau. Raidelės tai galėtų būti ir didesnės iš tikrųjų čia. Nežinau, tarkim, bandysiu šitą. Marketing management. Taip, knygą kaip ir suradau, dabar klausimas toks, o kaip ją man užsisakyti? Gal čia? Ne, čia kažkur dar giliau nueisiu. Šitą vietoj gal moderatoriui reikėtų truputį sustabdyti šiuo atveju. Jo, mūsų dabar yra, pirmas klausimas yra daugiau knygų pasirinkti tiesiog. Jo, bet jeigu aš renkuos knygas, aš noriu jas į kokį tik krepšelį gal įsidėti, nežinau. Gerai, tarkim, aš jums šitą. Tada šiuo atveju gerai, galima sakyti, o tada kaip susidėtumėte į krepšelį? Klausimas man, kaip susidėti krepšelį, jo užduotis tokia. Jeigu jums tai atrodo aktualu įvykdyti šią užduotį, tai tada tęsim. Gerai, aš pabandysiu rasti. Bet aš nematau. Jeigu galėtum, sakyk, ką maždaug galvoji, žinai, ieškau, kur čia būtų koks mygtukas užsakyti arba į krepšelį. Bet aš nematau tokio. Šitoj vietoj pasiduodu ir bandau kažko ieškoti toliau. Čia gal kas nors bus. Kadangi nedurnas, tai pabandysiu pagalbą. Jo, aš jį susiradau. Gerai, o kas toliau? Na, šiuo atveju moderatorius turėtų pasakyti, kad atsiprašome, tai yra testinė sistema, prototipas, ne viskas jame veikia ir taip toliau. Jo, čia prototipas čia. Čia dar arbūzas kvadratinis. Neveikia viskas. Šitoje vietoje neveikia, tai aš darau tada prielaidą, kad čia nepadarysiu to dalyko. Bet aš žinau, kad aš noriu Kotlerą. Ir jis yra, vadinasi, aš jį gausiu. Bandau ieškoti marketingo. Man atrodo, reikėtų dar. Lauki? Jo, laukiu. Kažkas vyksta, gimdo kažką. Šiuo atveju irgi jau moderatoriaus vietoje realiam gyvenime pradėtume atsiprašinėti, kad lėtas internetas ir taip toliau. Jo, čia pas mus taip jau. Atsiprašom. Nieko. Kaip sakiau, man tai norėtųsi, kad būtų pirmose vietose lietuviškų tekstų parašytos knygos, ta prasme, ar ten išverstos, ar lietuvių autorių, bet čia, kaip matau, man tenka pasukti galvą. Gerai, čia irgi nieko gero, kaip suprantu. Reikia pabandyti dar vieną žodį parašyti. What the fuck? Gal čia kas nors? Tas pats šūdas. Čia gal veiks.
ką galvoji, ką matai? Ką galvoju? O bent vienas naudingas dalykas, kad aš galiu pasirinkti čia knygos kalbą, tai jau yra gerai. Tai jau yra gerai. Gerai, aš pabandysiu, čia matau dar kažkas. Antraštė, gal čia kas nors. Kažkaip nepasisekė. Kaip suprantu, kažkokios tokios knygos nerasiu, tai bandau dar ką nors tada lietuviškai prašyti. O, rinkodara yra. Lietuviškas žodis, tai jau paieškos rezultatų daugiau. O, čia jau kažkas geresnė. Bibliotekų sąrašas. Gerai. Tik vėl man klausimas, o tai blemba, kur čia užsisakyti mane? Kaip man ją gauti? Kaip į krepšelę, negalvoji? Nu jo, man reikia knygos, tai ašgi, čia tik tai raidės ir tekstas. Knygos kaip ir neturiu. Sistema tikrai galbūt nėra tokia, kokia turėtų būti. Gerai, ką mes toliau darom, nes man čia nesiseka. Na, ar moderatorius dar turi kokią klausimą? Čia aš gal turiu idėją tokią, bandyti eit, gal čia ant bibliotekos kas nors įvyks. Na, kol kas gal neinam toliau, tiesiog užbaigim tada jau pirmą užduotį. Jo, mes galim pabaigti pirmą užduotį, susiradom knygų, bet neradom tik tai kaip, ne? Kaip jas gauti fiziniam pavydalę. O šiuo atveju dar moderatorius galėtų pasitikslinti vėlgi pačią užduotį. Ten buvo prašoma tik sąrašo knygų. Ar vartotojas tą suprato ir būtent to ieškojo? Knygų sąrašo ar aš ieškojau? Tai taip, aš ieškojau kažkokių konkrečių knygų. Ta prasme, jeigu aš jas turėčiau kažkokią galimybę į krepšelį susidėti, aš jas ten kelis variantus raščiau. Ir aš tada, jeigu jau ten tą mano dėstytuvų reikia to sąrašo, tai aš tiesiog iš to krepšelio pasidaryčiau copy-paste Wordą, printinčiau ir jam nuneščiau ir sakyčiau, va, man šitų knygų reikia. Bet sąrašą tu radai, ne? Jo, knygų sąrašas ten pakankamai didelis liktais. Tik tai neradai, kaip susidėti krepšelį? Jo. Tai, manau, galim pirmą labai gerai atlikti testą, iš tikrųjų, sistema tikrai nekokybiška. Na, šitą vietą nereikėtų galbūt, nereikėtų girti vartotoją, nereikėtų peikti sistemos, taip tiesiogiai. Tiesiog ačiū, užbaigiam pirmą užduotį ir judam toliau, būtų neutralesnė formuluotė galbūt. Gerai, pereikis. Bet jo, prieš judant toliau, dar prieš tai paklauskim komentarų stebėtojai, ar turi komentarų moderatoriui, ar turėjot kokių kitokių klausimų, ką jums buvo įdomu sužinoti. Iš salės? Spauda visą laiką sakė, nežinau, ką daryti, kaip gali moderatorius pasufleruoti kažką? Ne. Gali tik bandyti klausti, pavyzdžiui, ko tikitės šitoje vietoje, kokio žodžio ar mygtuko, jau, tarkim, vėlgi, sakyti mygtuko irgi iš tikrųjų yra pasakinėjimas. Galbūt tiesiog klausti, ko tikitės, ko ieškote, stengtis kuo neutraliau nepasakinėjant atsakymų. Tai, jeigu galėtum skaityti tam klausimą. Gerai, tai susitikimo su vadovu metu išanalizavo mano paruoštą literatūros sąrašą ir nusprendėm, kad pradėsiu aš nuo šios knygos skaitimo. Tai būtų HBM, marketingas ir managementas, išleista 1993 metais. Universiteto bibliotekoje šios knygos nėra, tačiau kursiokai sakė, kad Libis LT galima sužinoti, kurios Lietuvos bibliotekos turi šią knygą ir galima iš anksto užsisakyti ją skaitimui. Ir pirmoji užduotis iš šios užduoties tai būtų, kaip aš ieškočiau, kurioje bibliotekoje ši knyga yra. Tai logiška, kad aš vedu visą pavadinimą į paieškos laukelį. Ir gaunasi, kad pravalas, nes tos knygos iš tikrųjų Libis LT sistemoje nėra. Ir ta
taškelis mane padeda, nu tada bandau kitaip ieškoti. Taip irgi nėra. Valio. Ką čia dar man gero duoda? Gal šitą ir bus? Valio, šią radau. Klausimą atsiminė, ne? Jo, kaip aš ieškočiau, tai aš ją jau suradau, dabar man reikia išsiaiškinti, kurio iš bibliotekų ją galėčiau paimti. Jo, gera užduotis. Čia, kaip suprantu, nieko nesako. Šitoje vietoje galima jau klausti, ko ieško tą vartotoją. Tai vat ieškau, kur čia paspausti, kad man išmestų bibliotekų sąrašą, bet vėlgi nematau. O, ką ašgi čia aptikau? Užsakyti. Ir kas dabar? Užsakyti, kur aš ją galiu atsimti. Čia nepadeda, fondas kažkoks, gerai, aptarnavimo skyrius, o kokios bibliotekos? Šitoj vietoj, aš manau, galėčiau jau įsikišti, ne? Truputėlį. Prašom. Tavo kolegos studentai davė... Jie man davė prisijungimą, jo, gerai. Ko? 4, 3. Man atrodo, reikia išjungti lietuvišką klaviatūrą. Logiška. Ten galėtų labiau matytis. Varnelė būtų aiškiau. Dabar ką? Taip, dabar aš žiūriu, ką čia man rašo. Fuck. Dabar šitoje vietoje moderatoriai reikėtų paklausti, kaip atrodo, kurioje bibliotekoje ta knyga jūsų lauks. Va, jo, čia šitoj vietoj šitas užrašas pačioj vietoj, sakyčiau, jo, nu man jūs Elytų važiuot, jo. Čia gal pataikiau, gal ne, nežinau. Čia dar buvo antra užduotis, kaip ją užsakytum, tai jau lygtais padariau, užsakiau. Čia sakė, užsakymas bus pateiktas. Ačiū, dar porą klausimų turiu. Dabar, pala, dar truputį stop. Ar yra komentarų apie šitą užduotį, kas nors, kokių klausimų, pastabų turit? Ok, tada toliau, prašom. Kaip pirmas įspūdis pamačius? Homepage'ą? Jo. Tai viskas gerai, iš tikrųjų, galima ir jau neberodyti. Kadangi prieš tai teko kitokią bibliotekų sistemą naudotis, tai ten kažkas panašaus. Daug mygtukų, funkcijų, maždaug viskas aišku. Kitas įspūdis, spalvas, tai man tokios gal truputėlį nepatiko. Bet ta oranžinė tokia, kaip vaiko kakutis gal truputėlį, nežinau, jis, galėtų būti mėlyna, gal kaip ir visa kita buvo mėlyna, mygtukai mėlyni, tai ten irgi mėlyna galėtų būti. Nepriminė kažkokios kitos sistemos panašios ar kažko, tai kažkokių aliuzijų? Ne. Visiškai pasiūtai kaip naujoj sistemoje, ne, reikia iš naujo persiorientuoti. Jo. Ta prasme, aišku, gerai, kad aš jau buvau prieš tai kitą biblioteką naudojęs panašią sistemą, tai čia jau truputėlį man pliusas. Bet jeigu tai aš pamatyčiau pirmą kartą, tai aš iš pradžių galvočiau, kur dabar?
po to sekantis, aišku, žingsnis savo paieškos laukelis, matyti kažką čia galima ieškoti. Kadangi aš žinau, kad man reikia biblioteką, tai jau aišku iš karto asociacija, kad aš ieškosiu knygos, autoriaus pavadinimo kažko tokio. Na, ačiū labai. Dar ką nors gal paklausit? Ar yra kokių nors klausimų vartotojai dar šiuo atveju? Tada galima užbaigti. Prašau. Ačiū. Na va, turėjom 2 vartotojus, atlikom 2 testus ir dabar mums reikia pereiti prie paskutinio žingsnio, kuris yra rezultato analizė. Tai šitoje vietoje bandysim visi kolektyviai dirbti. Tiesiog ir stebėtojai, ir visų dalyvių salėje prašysiu nuomonės, kad tiesiog papasakotumėt tai, ką jūsų nuomonė jūs matėte testavimo metu ir kaip jūs tai apibūdintumėt, kaip jūs struktūrizuotumėt tą informaciją. Ir pradedam iš eilės apie pirmą įspūdį. Aš galbūt nešiu mikrofoną. Kas norit pakomentuoti, kas rašytės ar ką nors pasižymėjot? Stebėtojai? Kokių pastabų turit? O kaip jūs darote, tarkime, čia akivaizdus brokas yra, tai koks tikslas yra testuoti broką? Kuria prasme brokas? Ta prasme, jeigu pradėti tobulinti tokią sistemą po truputį, tai mano požiūrį, tai iš esmės perprojektuoti iš naujo padaryti. Šitą testą, jo, teisybė, kad mes jį paėmėm kaip pavyzdinį tiesiog parodymui. Bet jis gali būti labai naudingas tuo atveju, jeigu užsakovas ginasi ir pavyzdžiui, jų programuotojai sako, ne, čia viskas gerai, mes viską suprantam. Čia viskas veikia. Tai vat parodom tokį įrašą ir tada paaiškėja, kad iš tikrųjų neveikia. Ir kad reikia keisti. Aš manau, kad pradiniame etape, kai buvo formuluojama užduotis, tai kalbėjosi tik tai bibliotekos darbuotojai ir šitie programuotojai. Ir bibliotekos darbuotojai mato viską šiek tiek kitaip, negu vartotojai atėję į biblioteką. Ir tarp jų buvo dialogas, bet, sakykime, nereiškia, kad kiekvienas vartotojas atėjo į biblioteką, jis, sakykime, buvo toks vartotojas, kuris naudojasi kažkur panašią sistemą, tai jisai, sakykime, gaudėsi, aš kažkaip tokiais sistemomis naudoju, man buvo visiškai nežinau. Tai, sakykime, kad tas dialogas bus tarp tos sistemos. Nors jiem atrodys, kad lyg ir viskas gerai, nes viskas aišku. Programai parašys, o šitie tie, kurie formavo užduotį, sakys, nu čia viskas aišku, nes patys tai užklaus. Tai žinoma, formuojant užduotį iš tikrųjų, galbūt reikėtų klausti ir kažkokį pradinėme etape, kad paskui nereikėtų perdaryti. Formuluojant užduotį, jūs turit galvoj pačiai sistemai užduotį, ar apie testavimo užduotis kalbat? Pradžioj dar prieš tai, nes Pačio projekto užduotį. Pačio projekto užduotį, nes, sakykime, suvokimas, kaip tai turi būti atrodyti. Dabar atrodo, tai gal ir yra, tai patogesnė tokia consumer friendly sistema, bet praeitinė, mano tai nežinau, labai kelias visiškai. Suprantama, tai vat mes tą būtent ir norim iliustruoti ir pritaikymas ir būna toks, kad jeigu iš tikrųjų yra sunku susikalbėti su kitais projekto dalyviais ir jie netiki pasakymu, kad reikia daryti paprasčiau ir patogiau, tai tarkim, va tokio testavimo įrašas jis padeda įtikinti.